Man ši mokymosi priemonė patinka, tačiau manau būtų teisingiausia atsiklausti ir mokinių, kurie išbandė šitą mokomąją priemonę. Apklausoje dalyvavo mokiniai, kurie ją yra išbandę ir 75% teigia, jog ši priemonė jiems labai patiko ir 25%, jog ši priemonė patiko iš dalies. Toliau klausiau mokinių, ar jie padarė pažangą, tai yra, ar išmoko veiksmažodžių formų. Ir visi apklausoje dalyvavę mokiniai teigia, jog taip, jie tą pažangą padarė. Toliau pasidomėjau, kas būtent labiausiai patiko toje mokymosi priemonėje. Ir kaip matom, mokiniai teigia, jog labiausiai jiems patiko galimybė girdėti veiksmažodžių tarimą. Jie teigia, jog dirbo jų girdimoji atmintis. Lygiaverčiai jiems patiko ta priemonė, kadangi tai pusiau žaidimas, pusiau rimtas mokymasis. Toliau jiems patiko mokytis nuotoliniu būdu, kompiuteriu ar telefonu. Patiko tai, jog visos 3 veiksmažodžių formos yra matomos, jie teigia, jog dirbo jų vaizdinė atmintis. Ir mažiausiai jiems patiko galimybė matyti veiksmažodžio reikšmę. Manau dėl to, kad dauguma jau tų veiksmažodžių formų, jos yra jiems žinomas. Toliau klausiau, kurie užduočių tipai buvo naudingiausi, kurie labiausiai padėjo mokytis. Ir mokiniai teigia, jog labiausiai jiems padėjo atsakymo įrašymas, kuomet yra pateikta viena forma. Taip pat parinkti matomą atsakymą iš duotų atsakymų, parinkti girdimą atsakymą ir įrašyti atsakymą, kuomet girdi tarimą. Ir pasidomėjau, ar ateityje vaikai norėtų panašių mokymosi priemonių. Ir visi apklausoje dalyvavę teigia, jog taip, tokių priemonių jie norėtų.